Hi guys! Part 2 of Q&A. Iš karto filmuoju part 2, nes tiesiog taip gavos, kad daug klausimų ir nenoriu, kad užsitęstų one part, tai padarysiu į 2. Jau padariau, nes čia antra dalis. Labai keista, kai filmuoju iš karto. Anyways, kaip pradėti ir nebijoti kurti content? Ką jau sakiau pirmoji dalyje apie tą confidence, manau, reikėtų vėl paminėti. Tiesiog tas, kad prisiminkite, kiek maža dalis jūs esate. Ir jeigu žmonės randa laiko, pavyzdžiui, nes dažniausiai žmonės bijo kurti, todėl kad iš jų ten kažkas tyčytis ar kažkas tokio. Jeigu žmonės ant tiek neturi ką veikti gyvenime ir ant tiek yra neįdomus, kad jie randa laiko iš jūsų tyčytis dėl kažką, ką jūs darot, ta prasme, aš suprantu, jeigu jūs ten žiauriai kažką negerai darot, bet tiesiog dėl to, kad jūs kažką paustinat, čia pasako žymiai daugiau apie juos negu apie jūs. Tai tiesiog darykit, kas jums fainai, darykit, kas jums įdomu. Mano karjera prasidėjo taip netyčia, ta prasme, didesnio netyčiuko aš negalėčiau pasakyti, realiai. Aš įkėliau Get Ready With Me, bet čia taip pat nieks nežiūrės, net nežinau, apie ką aš nekėt, tai čia mano draugam. Pagal mano planą šiandien turėjau daryti Get Ready With Me, bet aš pamiršau. Tai Get Ready With Me, bet aš jau beveik susilaus. Pirmas bit, kur aš kalbu ir žemai jį ištrinsiu, nes man nepatiks galiausiai, bet nieko tokio. Neįsivaizduoju dar, ką aš noriu kelt, bet aš žinau, kad visai norėčiau kokius vlogus. Tai šiandien aš papasakosiu, ką aš susiplanavus. Nors jūs manęs apšiai nepažįstat ir jums turbūt nerūpi. Nu, bet čia mano draugam. Hi guys! Blow up 6000 laikų. Kas man, kas čia yra daug, ta prasme tikrai daug. Ir nuo to čia tiesiog buvo sėkmės reikalas. Aš tiesiog papaustinau tą video atitinkamų laikų, atitinkamą dieną. Ta prasme, nėra kaip kitaip paaiškinti, kodėl mano video blow upino. Aš nežinau, aš neįsivaizduoju. Aš neįsivaizduoju, kaip veikia ir kodėl ir kaip ir kas žmonėm ten taip patiko, kad visus taip užkabino, kad visi pradėjo komentuoti, kad davai daryk daugiau, labai įdomu. Nes aš, kai žiūriu tą savo pirmą video, aš rimtai nesuprantu, apie ką aš ten kalbu. Bet tada įkėliau antrą video, tas pats, įkėliau trečią, tas pats. Ir tiesiog, tu niekada nežinosi, kol nepabandysi. Pats, kol nepabandysi ir, ta prasme, nesuprasi, ar tau tai patinka ar ne. Ir kol tiesiog nepamatysi, kaip žmonės reaguoja, tai tiesiog nebijokit, tiesiog pradėk. Ir nenukelinėk, negalvok, kad ten kažką labai overthinking. Tiesiog atsės prieš kamerą ir kalbėk kaip su savo geriausiu draugu. Daugiau nėra ką čia padaryti. Nėra kažkokio recepto, nėra kažkokio social media training. Ta prasme, gali praeiti, bet tokių žmonių niekas nežiūri. Kaip radai tokį gerą draugų ratą? Patikėkit manim, aš nežinau. Ta prasme, kiek mano draugų per gyvenimą yra pasikeitę, tai aš net negalėčiau atpasakoti. Ir visada buvo, nuo kiek aš save jau realiai normaliai atsimenu, buvo Milda, Tumas ir Ieva iš Kauno. Nes aš Kaunietė, by the way. Šitie žmonės buvo, kur nesikeitė per visus mano gyvenimo metus. Paskutinė mano gyvenime atsirado Milda, bet ir tai čia buvo prieš 6 metus, maždaug. Jo, prieš 6 metus. Čia, ta prasme, jinai vėliausiai atsirado. Ir visi kiti, ir Liepa dabar jau ilgai tikrai yra, ir ten Miglė, I miss you girl. Ta prasme, bet ir nauji draugai mano yra dabar labai nuostabus, bet jų yra buvę tiek daug ir jų tiek kartų pasikeitę. Ir vienintelis paaiškinimas yra tiesiog
būt open-minded. Nieks nėra tobulas. Nieks. Ir niekada nebus. Bet mes galim augti, mes galim keistis, mes galim suprasti savo tos minusus. Ir aš suprantu, pavyzdžiui, kodėl pas mane tas draugų ratas keitės tiek kartų. Aš pati keičiaus kiek kartų. Ir tiesiog aš puikiai suprantu, kad aš buvau sudėtingas žmogus. Su manim buvo sudėtinga bendrauti. Aš nežinau, kaip tai pasakyti. Aš tikrai buvau bitch. Tiesiog. Ir bandžiau būti visiems geriausia draugė. Visose dramose norėdavau kaip advokatė dalyvauti. Ir kas aš vis dar būna, kad padarau. Ta prasme, aš nesakau, kad aš pasikeičiau pilnai, bet aš suprantu, kad aš suvokiu jau tą. Ir aš žinau, kaip nusodint tą. Ir aš manau, kad man žiauriai patinka tas kvautas, parodė, kas tavo draugas, pasakysiu, kas tu. Šitą mane mama mokino nuo mažens. Ir aš manau, kuo geresnis tu žmogus tampi, tuo tavo ratas gerėja. Tiesiog, nes arba tu pritraukia tokius žmonės, kurie tiesiog geri ir verti su tavimi bendrauti, arba tu atstumi tuos žmonės, kurie jau outgrowinai ir jau tiesiog ne. Ir yra dar labai svarbu nebijoti prarasti žmonės, nes sakau, jie keisis milijoną kartų. Aš turiu 3 draugus, kurie never left. Ir tai buvo visko. Ypač su Milda, ta prasme, jinai mano geriausia draugė, ten yra mano sesė, ten realiai yra mano sesė. Ta prasme, mes gyvenom pas vieną kitą, mes viską darėm kartu, mes buvom vienas žmogus vienu momentu ir tiesiog, ir buvo, kad ir su ja nebendravom, aišku, ten trumpai, bet, visko būna ir tiesiog svarbiausia nuleist tą savo tokį ego or whatever ir tiesiog suprast savo klaidas, suprast, kad visi žmonės daro klaidų ir tada kažkaip susidaro. Tarsi aš nežinau, kaip jums paaiškinti. Aš nežinau, ką aš padariau, kad aš nusipelnyčiau savo draugų. Tikrai. Nes jie yra nuostabūs žmonės. Ar tau patinka šokoladas? Ne. Red flagai bernam. That's a good one. Wait. Per didelis ego, kai nuvertina tave. Tipo, kai turi tą tokį mindsetą, kad žiūri tave kaip tiesiog į gražią kažkokią, tipo, kurią, žinai, parodė draugam, kad, va, čia mano, bet, tipo, visiškai nenori tavęs pažinti kaip What? Kaip žmogaus. Ir labai nuvertina ir jo. Čia biggest red flag. Pastoviai geria ar dar kažką. Pastoviai vartoja kažką. Ar aggressive. Tie žmonės nesikeis. Ta prasme, jie nepasikeis. Ir kuo anksčiau jūs tą suprasit, tuo geriau. Nežaiskit. Gyvenimas per trumpas, kad žaist gelbėtoją. Don't do it. Trust me. Don't. Kur gyveni? Halio? Nu Vilniui? Tik ir pasakysiu. Koks tavo ūgis ir svoris? Ką čia per klausimai? Aš metro pem. Aš metro pem 8, bet čia negelbėja. Galit man šito neprimint. Aš metro pem 8, šaika. Aš metro 58. Aš nesiekiu metro 60. Tai jeigu jums atrodo, kad mano kažkoks draugas ar draugė yra labai tol, ne, aš tiesiog metro 6. Nesiekiu. Who's your best friend? Milda. Bet aš sakau, aš turiu labai nerealius draugus. Bet Milda, that's like twin.
Taip, nėra, kad mano pirmas podcastas ir buvo su Milda. Jo, kur mūsų paklausė Rytas ar Žalgiris, mes pradėjome dainuoti Rytos skanduotę. Ir tas video manos buvo apinu tik dėl to, kad Žalgirio fanai pradėjo raidžint komentaruose. Ačiū. O dieve, čia dar nesibaigė. Eini į private mokyklą. Ne, ėjau nuo 2 iki 4 klasės ir užteko, negrįžčiau už pinigus. Jeigu man sumokėtų, duotų stipendiją, sumokėtų, duotų dienpinigius ir dar kokį lemą, pabaigus šūlę, aš manau, kad aš vis tiek negrįžčiau. Man privati mokykla kažkokia ten kaip filmas. Aš negaliu patikėti, kad žmonės gali būti antiek savam tokiam burbule. Ta prasme, antiek jie out of touch with reality yra. Wow. Aišku, ten buvo pradinė, aš gal too woke buvau, bet jo, kiek aš turėjus susidūrus su privačiom mokyklom, tai nelabai norėčiau būti privačioj, ne. Aš manau, kad this is it for part 2. Damn, I'm sick. Thank you for listening to my sick voice ir nesidėliojančių mintim. Tačiau nesidėlioja mintis ir aš nežinau, ką aš ką pasakiau. Žodžiu. I'm very sick. Sorry, guys. Love you.